Sveiki, norėtume Jums pristatyti olifų kvadratą. Olifų kvadratą kaladėlės pagamintos iš vientisos medienos. Jos turi skirtingas formas ir priskiriamos prie skirtingų skaičių. Su olifų kvadratą visų pirma jūs galite mokyti vaikus skaičių, taip pat skaičiuoti. Su kvadratą priemonė galime ugdyti vaikų kūrybiškumą ir leisti vaikams savarankiškai žaisti turimomis kaladėlėmis. Berniukai pradės statyti bokštus, stengdamiesi juos pastatyti kuo aukštesnius. Mergaitės pradės dėlioti įvairias mozaikas, mandalas. Čia jūs matote visas kvadrato sudedamąsias dalis. Kaip suprantate, jas panaudojant mes galime žaisti įvairias žaidimo variacijas. Pirma žaidimo variacija, kurią norėčiau Jums parodyti, skirta skaičiavimo įgūdžiams lavinti. Pirmiausia, mes pradedame skaičiuoti kaladėles, kurioms galime priskirti vertę vienetas. Mums tai yra pakankamai paprasta priskirti. Juoda kaladėlė – tai vienetas, taigi aš atidėsiu visas juodas kaladėles į šalį. Kaip matote, juodos kaladėlės su vieneto verte yra vienos formos ir vienos spalvos. Tada ieškome kaladėlių, kurių vertė yra dvejetas. Galime lengvai pastebėti, tai rožinės kaladėlės. Norėdami įsitikinti, ar tai dvejetas, galime pridėti du juodus vienetus. Matome, atitinka. Išrenkame rožinės kaladėles. Matome pilkas kaladėles, tai trejetas. Patikriname, taip, tai trejetas. 3 po vienetą lygu 3, arba 2 plus vienetas lygu 3. Taigi mes galime parodyti vaikams, kas tai yra trejetas. Matome, turime vienetą, juodos kaladėlės. Tai yra viena forma ir viena spalva. Dvejetas, rožinės kaladėlės. Tai yra viena forma ir viena spalva. Trejetas, pilka spalva, taip pat viena forma, viena spalva. Ar galime atrasti dar kaladėlių, kurios atitiktų skaičių 3? Taip, matome rudas kaladėlės, skaičius 3. Kitas kaladėlės galime palikti nuošaliau ir galime pradėti mūsų žaidimą. Šis žaidimas bus skirtas patiems mažiausiems. Mokysime skaičiuoti nuo vieneto iki 3. Dar turime žaidimo kauliukus. Priemonėje atrasime 4 kauliukus su skaičiais 1, 2 ir 3. Ir 4 kauliukus su skaičiais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paimame vieną kauliuką su skaičiais 1, 2, 3 ir ridename. Iškrito trejetas. Paimame kaladėlę su trejetu. Galime pasirinkti kelis žaidimo variantus. Vienas jų – kaladėles naudojame savo bokšto statybai. Laimi tas, kuris pastato aukščiausią bokštą. Kitas variantas, kurį aš labai mėgstu – dedame kaladėles per vidurį. Kitas vaikas meta kauliuką. Iškrito vienetas. Dedame vienetą ant viršaus. Toliau kito vaiko eilė mesti. Taip einame toliau ir toliau. Taip pastatomas didelis bokštas. Pralaimi tas žaidėjas, kuriam nugriūna bokštas. Tai buvo žaidimas, kuriame mes naudojame tik vienetą, dvejetą ir trejetą. Dabar pristatysiu žaidimą, kurį galime žaisti su lentelėmis. Matome lentelę, kurioje turime pažymėtų skaičius nuo 1 iki 13. Kitoje lentelės pusėje numeracija kita kryptimi, dėl to galime žaisti su žaidėju, kuris sėdi priešais. Turime perskyras, kurių pagalba galime reguliuoti žaidimo plotą lentelėje. Jei grįžtume prie spalvų ir skaičių, jei pridėtume kaladėlę, lengvai matome, tai dvejetas. Taip pat jei atliktume aritmetinį veiksmą 2 plus 2, tai 4. Dar pridedame vienetą, tai 5. Tai lengvas būdas mokytis skaičiuoti.
Kitas galimas žaidimas, kurį jums parodysiu. Paimame perskyrą, padedame ją prie skaičiaus 3. Tokiu būdu sumažiname lentelės žaidimo plotą. Ta patį padarome iš kitos lentelės pusės kitam žaidėjui. Tada metame kauliuką, iškrito dvejetas. Imame kaladėlę, kuriai priskyrėme dvejetą ir dedame ant lentelės. Laimėtojas yra tas žaidėjas, kuris pirmas užpildo savo žaidimo laukelį. Šį žaidimą galime žaisti su skirtingo amžiaus vaikais vienu metu. Pavyzdžiui, vienas vaikas yra vyresnis ir turi daugiau įgūdžių, galime jam padidinti žaidimo laukelių plotą. Tokiu būdu vyresnis vaikas gali žaisti prieš jaunesnį. Priemonėje atrasite 2 lenteles. Tai reiškia, kad vienu metu gali žaisti šį žaidimą 4 vaikai. Grįžtame prie kaladėlių. Buvome išrinkę tik vieneto, dvejeto, trejeto kaladėles, tačiau mes jų turime ir daugiau. Didžiausias skaičius, kurį galime priskirti kaladėliai, yra 5. Ir ši kaladėlė 5, ir ši kaladėlė 5, ir ši kaladėlė 5. Dabar mes galime žaisti tuos žaidimus, kuriuos jums parodžiau, kaip žaisti su vieneto, dvejeto, trejeto kaladėlėmis, su visomis kaladėlėmis. Paimame lentelę, imame kauliuką su 6 akutėmis. Kaip minėjau, kaladėlės su 6 neturime, todėl jei išmetame 6, metame dar kartą. Žaidėjas gali žaisti vienas su visa lentelė arba keliese padalinę lentelę perskyrą į 2 laukelius. Tai priklauso nuo pasirinkto žaidimo sudėtingumo pagal vaiko amžių. Kitas žaidimo variantas. Naudodami priemonę galime tolygiai lavinti vaiko dešinės ir kairės rankų koordinaciją. Kiekvienas vaikas gauna po lentelę ir pavyzdžiui, aš esu dešiniarankis, todėl žaidime naudosiu kairę ranką. Dešinę ranką paslėpsiu už nugaros. Užduotis – kuo greičiau užpildyti lentelę kaladėlėmis naudojant silpnesnėje ranką. Laimi tas, kuris užpildo lentelę greičiau. Žaidimo metu laviname silpnesnėje ranką ir rankos akių koordinaciją. Parodysiu, kaip tai žaidžiama. Stengiuosi sudėlioti kaip įmanoma greičiau. Viskas. Aš užpildžiau visą lentelės laukelį. Jei su manimi žaistų dar vienas žaidėjas, įvyktų varžybos. Dar vienas žaidimas – bokšto statymas, naudojant visas kaladėles. Galime panaudoti apverstą lentelę, kad turėtume lygų pagrindą. Metu kauliuką 6, metu dar kartą 5. Parenku kaladėlę atitinkančią 5. Jei nesu užtikrintas, kad kaladėlę galima prilyginti 5, patikrinu uždėdamas mažesnės kaladėlės. Tai yra 2 + 2 = 4 + 1 = 5. Dedu kaladėlę į vidurį. Kito vaiko eilė mesti kauliuką 5. Paimama kita kaladėlė atitinkanti 5. Kaladėlę dedame ant viršaus. Taip statome bokštą. Vaikas, kuriam sugriūna bokštas, pralaimi. Arba galbūt tas vaikas turi kažką padaryti. Jūs galite nustatyti ir paaiškinti kitas žaidimo taisyklės vaikams žaidimo pradžioje. Šią priemonę galite naudoti labai lanksčiai. Žaisti skirtingus žaidimus ir lavinti vaikų spalvų pažinimą, skaičiavimo įgūdžius, kūrybiškumą, rankų akių koordinaciją. Dar viena žaidimo versija su kortelėmis. Matome, kortelės yra sunumeruotos nuo A1 iki A20.
A1 lengviausia užduotis ir A20 sudėtingesnė. Korteles galima naudoti ir labai mažiems vaikams ugdyti. Parodome kortelę, vaikai turi atsiminti paveikslėlį ir rasti tinkamas kaladėles. Pavyzdžiui, čia žalia kaladėlė, čia rožinės kaladėlės. Tai yra palyginti nesunkios užduotys, netgi labai mažiems vaikams. This would be like a version that little children would do, and then we have also for children who are more developed or more older and have more. Vyresni vaikai gali statyti paveikslėlėje parodytas figūras. Keliaudami toliau atrasime kortelėse vis sudėtingesnės užduotis vaikams. Matome šią. Taip pat labai svarbu ugdyti vaikų atmintį. Pavyzdžiui, parodome vaikui kortelę su užduotimi 3 sekundės ir padedame ją į šalį. Vaikams reikia atsiminti, kokių kaladėlių reikės ir kokia tvarka jas sudėti. Kai vaikas pabaigia užduotį, galime pasitikrinti, ar ji įvykdyta tinkamai. Taip mes mokome vaiką ne tik atrasti, pamatyti, tačiau ir prisiminti, kokios detalės yra reikalingos ir kur jas galime rasti. Šį žaidimą galime žaisti vaikų grupelėje. Tuomet pabrėžiamas socialinis aspektas. Vaikai turintys po kortelę gali parodyti ją aplinkiniams, pasitarti su jais, kaip įvykdyti savo asmeninę užduotį. Tada mes galime ugdyti vaikų lyderiavimo ir sekimo įgūdžius. Vaikai bendrauja tarpusavyje, mokosi vieni iš kitų. Taip pat labai svarbu, kad jie gali kalbėtis tarpusavyje garsiai, atvirai ir raiškiai. Loud, open and clearly to each other. This would be something for the cards, and as you can see here. Taip pat matome, turime skirtingas korteles su skirtingo sudėtingumo užduotimis. Kortelės nuo B1 iki B20 yra su sudėtingesnėmis užduotimis nei A kortelės. Mes galėsime pateikti sudėtingesnės užduotis vaikams, atsižvelgdami į jų esamus gebėjimus. Mes galėsime dalyvauti visame vaiko vystymosi periode. Pradėtume nuo pačių paprasčiausių užduočių ir baigtume pačiomis sudėtingiausiamis. Turime korteles su dar sudėtingesnėmis užduotimis. Tai kortelės nuo C1 iki C20. Matome, kad šioms užduotims atlikti prireiks daug kaladėlių. Taip pat čia jau reikės pamastyti iš anksto, kurią kaladėlę reikia padėti pirmiausiai ir kurią kaladėlę reikia būti pasiruošus uždėti vėliau, kad būtų išlaikytas figūros balansas. Taip pat galime ugdyti vaikų gebėjimą spręsti iškilusius klausimus. Tai yra gebėjimą galvoti prieš kažką padarant. Tai labai naudinga lavinant vaikų priežasties pasekmės suvokimą, rankų, akių koordinaciją bei kūrybiškumą.